žirgeliai pabalnoti, kojom ugnis kelia, kur širdis, kuri dainuotų. Ne veltui sakoma, kad meilė suteikia sparnus. Žiūrint į šiuos kadrus net pavydu, žibančios akys, akinanti šypsena ir regis absoliučiai laimingi žmonės. Tai fragmentai iš prieš daugiau nei 10 metų filmuotos Bobų vasaros laidos, kurioje Jolanta viešai dalijosi savo laimę. Jis ateidavo su savo gitara pas mane, aišku, aš slapta nuo jo išmokau pati groti gitarą, jis ten parodė kelis akordus, tokį nešvankę dainelę dar parodė, kad aš galvoju, tokios negražios aš nedainuosiu, aš savo susikūriau ir tai prasidėjo tas toks mūsų bendravimas per dainą, galbūt daugiau per muziką. Na, o kas čia slapta, akis sako, į vidų žmogaus neįlysi, kas čia, kokie žaibai aplinkui laksto, tai čia nebuvo galima jam parodyti, jokių būdų. Tai buvo laida apie netikėtai įsiplieskusius neįgalios merginos ir sveiko vyro jausmus. Liga kūną surakino, meilė širdį atgaivino, kurioje Jolanta pasakojo regis neįtikėtinus dalykus. O šis epizodas, kuriame moteris džiūgauja slapčia už grotų įvykusiomis vestuvėmis, tikrai vertas romano ar filmo scenarijaus. Visus tuos pusę metų, kol reikia žodžiu, paduoti pareiškimą, paskui ir ten reikia laukti pusę metų, tai aš vos nesprogau. O ten tai buvo labai sunku, sakau, paskutiniam savaitėm tai buvo labai tiesiog košmaras, atėjo draugė, kas tau yra, sakau, negaliu sakyti, nes tu pasakysi. Jeigu tu pasakysi, kam nors aš žuvusi, man nieks nepaus kojų, nepaus batų ir aš neišvažiuosiu į savo vestuvę, žodžiu. Na, žodžiu, tą rytą kaip mama, kaip įprasta, ten padėjo man apsirengti, apsitvarkyti. Aš ją komandiravau į Kauną labai svarbių reikalų, ten su knygom į universitetą, ten su visais raštais, kursiniais ir panašiai. Mama išvažiavo labai ilgam, visai dienai vos ne. Tai ką aš turėjau daug laiko, greitai įsiplojau galvą, galima sakyti, susišukavau, gražiai pasidažiau, apsivilkau ilgą sijoną, baltą, sakykime, bliuzelę, gėlė atlapę, gėlių puokštė, šampanas tašiai, gitarą į rankas ir aš važiuoju. Deja, visagalis laikas negailestingas. Jis keičia mus visus ir atvėsina net ir pačius karščiausius jausmus. Jolanta su Raimondu jau senokai gyvena atskirai ir apie daugelį dalykų dabar mąsto visai kitaip negu Bobų vasaros laidoje. Ir vestuvės Pravieniškėse šiandien moteriai nebeatrodo tokios romantiškos. Tuo momentu tai visiškai netrukdė ir tai nebuvo svarbu. Ko gero, tai buvo galimybė būti kartu ir tai buvo įgyvendinta. Nors kai pagalvoju, visiškai normaliom merginom jau kitoj gyvenimo situacijoje nebūtina verštis, nebūtina, sakykime, tos gražios dienos aukoti dėl to, kad tik būt kartu. Vis tiek tai yra gyvenime tokia diena, kuri vieną kartą būna žmogui gyvenime. Nors dabar Jolanta apie buvusį savo vyrą kalba labai santūriai, išdrįstų paklausti, kurgi dingo ta didžioji meilė, kuri rodėsi niekada nesibaigs. O gal tai šventa tiesa, kad ji trunka vos 3 metus. Nežinau, čia tokie visi kūrybingi žmonės sako, kad nereikia ją supainioti su buitim, tai ko gero supainėm, buitis užgožė ir toj buity, ta sakykime, lygiavertė antroji pusė nėra labai stipri toj buity, sakykime aš, ir ko gero iš to kyla paskui ir nepasitenkinimas, ir nekantrumas, ir kantrybės stoka, ir tas nusivylimas, kad tu nesi toks, sakykime, lygiavertis toj šeimos darbuose ar ten gyvenime. Ir sunku yra paskui priimti žmogų. Kaip pasakyti, ta antra pusė turi labai suprasti. Ir turi labai palaikyti ir suprasti. O iš tikrųjų, jeigu... O vis tiek 2 žmonių gyvenime tai nėra, kad aš iš dėkingumo būsiu su tavim ar dėl to, kad tu kažko negali. Taip nebūna. Čia gali būti tik draugais arba giminės. Tik tai taip gali jaustis vienas su kitu. O čia vis tiek yra atriekiama kiekvieną dieną. Konkreti reikė gyvenimo. Ir jeigu tu vis tiek jau kažko negali, kažkam turi nusileisti, kažkokį kompromisą priimti. O širdis vis tiek yra tokia pat pašėlus, kaip ir jaunos veikos kitos moters. Ir protas, sakykime, ir nenori taip kažkaip labai žemintis ar ten kažką daryti. Tai iš to konfliktas kyla, iš to paskui ilgalaikiai tie konfliktai. Ir ko gero priimi sprendimą, kad ko gero yra geriau būti po vieną. Ir toliau svajot, kad kai būtų gerai būti kartu. Va, tai. No. Nors akivaizdu, kad Jolantai dar ir šiandien labai sunku kalbėti apie iširusią santuoką, moteris prisipažįsta, kad jos gyvenime būtų ir didesnio skausmo.
Tiesiog neįmanoma apsakyti, kas dėjosi mano širdyje tada, kai 5 metų gulėjau prikaustyta prie lovos. O atėjusios draugės pasakojo apie pirmuosius pasimatymus ir bučinius, sako Jolanta. Čia pats skaudžiausias momentas. Aš daugiau turbūt tokių skaudesnių nepatyriau. Nebent kai vaikutis mažas buvo ir Birutė pargriuvo ir aš buvau viena namie, sėdėjau ant lovos ir reikėjo ją pakelti. Tai aš nepasakosiu, kaip aš ją pakėliau. Aš su lazda prisitraukiau savo vaiką ir jį atkėliau. Čia va tokiais momentais, tai čia žiauro, žinok. Tai va tokiais momentais, tai va sakau, kai šokius merginos ir kai vaikutis mažas buvo ir kai reikia pasirūpinti ir nėra gal. Kas, žinai, negali pats, o žinai, kad tik pats gali taip pat tą padaryti. Tai va tokie buvo skaudžiausi momentai. Paskui visą kitą kažkaip sprendžiame visokiom paslaugom. Visokia pagalba. Kai balansuoji ties riba, išmoksti nekreipti dėmesio į smulkmenas. Jolanta gana smagiai prisimena, kaip mama silvartaudavo, kai visi praeiviai dėpčiojo jos batus. O jis smagiai šaudavo, kad svarbu jog eini, o ne su kokia avalinė. Dėdė nudrožė pusbačius, toks padus iš medžio. Jo išdrožė kaip kokią senovinę kurpę, klumpę. Mama pasiuvo tokį drobinį viršų užkalę, su tokiam kniedėm. Tokiam net dabar sakyčiau, jos šiek tiek pankiškos ar rokeriškos tos kniedės. Ir aš ėjau su tokiais batais, su aprašyta raištukais. Atsistojau ant tokių batų. Ir aišku, jos reikėdavo koreguoti, taisyti po kiekvieno vaikščiojimo. Nes ten išsitemdavo, tie raištukai išplyšdavo ir panašiai. Bet su tokiais batais aš ne tik, kad pradėjau vaikščioti, bet ir į universitetą nuvažiavau į Vilnių. Bet jau ne, su lazda niekada man yra į parankės įkepdam, taip ir eidavom visą laiką visur. Ir kad vaikščiojom tos mokslus kadėjai, irgi taip į parankės įkibusi. Jau Vilniui, kad nuvažiavam į Vilnių, tai parankės įkibusėjai. Tai vieną diplomą davė ar du, ar ir mamai dar diplomą davė? Tai jau abidvi žengėm. Tai va, tame Kamščiatko, tame Vilniui, ten gavom tą bendrabutį. Į 12 aukštą užkėlėmės. Nu, tas buvo liftas, iš liftuto važiuodavom, paskiau. Kitą kartą liftas neveikia, davai 12 aukštą pieščios abidvi. Jau į tą 12 aukštą užlipam pieščias ir visko. Dabar jau autobusą nebilip jau, o pirmiau įlipa į 12 aukštą užlipdavom. Už viską, ką gyvenime esu pasiekusi, esu dėkinga savo mamai, sako Jolanta. Kartu mokslus baigėme, kartu Birutėlę auginome, kartu džiaugiamės ir kartu verkėme. Net baisu pagalvoti, kaip galėjo susiklostyti mano likimas, jeigu ne jos pasiaukojimas. Duok Dieve man būti tokia gera mama kaip ji. Buvo baisus smūgis. Baisus smūgis, geriau aš pati būčiau ten tą momentą, jeigu tas vaikas man. Buvo labai blogai. 1:40 temperatūra. Mamytė atleido man visus sąnarius, viskas gerai. Temperatūra 37. Mamytė stingsta, visi sąnariai stingsta, negaliu, mamytė neištversiu. Vėl priėjus nuglostau visą, nušiuliuoju visų rankas, kojas nuglostau. Buvimas šalia, masažavimas, trynimas, viso garbatėlių, visokių vonelių darimas, malda, verkimai visokie. Ir aišku, tas draugų toksai, tikrai aš kaip daug Dieve man būtų tokia gera mama savo vaikui, kad šitiek leisti dalyvauti su draugais. Ašgi negalėjau išeiti nei į kiemą, nei kažkur ir kad čia kiekvieną dieną būtų po 10 ten ar 8 ar 10 žmonių kambarį. Žinot, pavargtų turbūt tiek. Normalūs tėvai pavargtų. Daug reiškia tikėjimas, daug reiškia viskas ir žmogų musėti yra toks Dievo duotas, jeigu nėra dar smerti žodį žmogų, kokia nors liga nepultų ar kas. Tai yra didelis pasiryžimas ir didelis smarkiai tikėjimą reikia. Jolantos išgyvenimai sugulė 4 knygose. Poetė, prozininkė, Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė. Jau 4 kadencija. Šios moters visur pilna. Nors žiūrint iš šalies, jis save gana neblogai realizavo, Jolanta prisipažįsta, kad jos poezijoje vyrauja meilės tema. Niekas nepraeina lengvai, be pėdsakų širdžiai ir žemėj, tik žodžiai tie melu aptemę, tik žingsniai aidintys ore. Ir tu, kada šauki mane per neįžengiamą vienatvės gyrę, esi lyg ta žvaigždė, kuri audroj užgesus lietumi pabyra.